Kaip fainiai taip išeiti iš matricos, nuo visų atsijungti, paklausyti šaltinio čiurlenimo, kaip teka į upės vandenį. Nuo visko atsijungti, pabėgti, nusirengti, išsimaudyti, su smėliuku pažaisti, įsižeminti, protą susidėlioti. Visiems taip reikėtų kartais pabėgti iš to užsisukusio autopiloto, kurį vadinam gyvenimu. Po tiek metų, traumų, vargų, nesėkmių, vis tiek mes nežinom, kur einam, nieko nepasiekėm, bet pasirenkam likti prie tos supuvusios geldos, nes ten įprasta, ten žinoma, pažįstama, nes protas bijo išeiti. O gal reikia gyventi kitaip, negu iki šiol gyvenam? Kodėl nepabandyti? Ką prarasi, jeigu nieko ir taip neturi? Ką prarasi? Nebėra ką prarasti. Liko tik meilė. Meilė vaikam, meilė šeimai, meilė sau. Nebėra ką prarasti. Pabandykit gyventi kitaip.